Sveiki visi, su jumis sveikinas Kuzė ir šiandien žaidžiame Minecraftą. Taip. Ir čia yra dar vienas Redstone tutorialas. Taigi šiame tutorialą parodysiu, kaip pasidaryti va tokią vat furnisą. Čia tiesiog įdedi su kuom kepti, čia ką iškepti, čia pavyzdžiui irono, čia medienos ir čia gauni irono arba stiklo, nuo jais smėlydės. Taigi tikriausiai padėkime nieko nepešti. Taigi pirmo mums reikės droperio. Taip, droperio. Ir čia išsikalame 3 skylę, įdėdami 3 droperius. Sakys, tam mums tie droperiai, taigi čia furnisas. Aš pripratęs, kad daryti man čia tik tai tokį š. Bet aš parodysiu, kaip jums padaryti tiesiog tokį suspaustą. Jums te matysit iš 3 blokus. 3 va, už sienos. Nu, aišku, papadžiai matot, ten gali grindis pasidekoruoti, jei nepatinka. Kas nors dar, nu, bet tiesiog čia. Aš tokį basicą padarysiu. Toliau yra kas eina, ane? Sugriaubiau. Ne, aš tas nenorėjau sugriauti, nepyko ant manęs. Kas toliau eina? Ogi, furnisas, taip. Furnisas. Toliau reikia hoperio ir hoperio. Sekantį dalyką, ko mums reikia padaryti, yra uždėti redstone komparatorių, repeaterį, redstone dustą. Ir dabar ateina tokia paini dalis. Pastoju su jie kliūdau, nes tiesiog atrodo signalą atvedi čia, tiesiog duodi, čia jis aktyvuojas, duoda į tą redstone toršas čia, ane. Ir viskas baigtas. Bet man neveikdavo tiesiog. Nu nežinau, neveikdavo. Nu gal kažką aš blogai darau, bet neveikdavo, nu. Bet dabar su šituo man pilnai veikia. Nu tai išbandome gal. Įdedame, ir čia yra toks kaip vienas mažas minusas. Įdedame, va, pamatysi to. Smooth sandstone. Įdedame vieną paprastą, ne? Čia eina, praeina, ir čia užstringa. Vienas. Įdedame kitą, pavyzdžiui, komparatorių. Eina, komparatorius užstringa. Bet kitas ateina jau. Tai nemanau, čia didelis minusas šitas vienas, pavyzdžiui, jei kokį 2 stekus irono kepsit vienu metu, tai jūs net nepajusit tą vieną maždaug ten. Viską reikia už pinigus skaičiuoti. Už pinigus skaičiuoti. Nu, tai gal pabandom, gal kaip nors. Čia buvo čestas, nebėra čestas. Čia buvo čestas. Ok, čia buvo biški nesklandumų buvo, nes nerasdavau niekaip kaip išspręsti. Taigi gal praskipinam, gal pagreitinam tiesiog. Taigi 3, 2, 1. Tai, kaip matote, grįžtume ir čia turėjome 7. Taip, įdėjom 8, bet 7 gal, nu čia biški. Šiet, tiek mažai kepi, pavyzdžiui, pradžiai, nu, bet aišku, pradžiai nedarysi, taigi visi kiek čia su jais ironu jum vien. Nu, tiesiog čia toks biški minus 1 prarandamas, bet jis neprarandamas, gali. Tiesiog iš tikrųjų, va, čia traščiai yra dabar mūsų. Tiesiog čia, va, taip, net neprarandama, va, galite čia, va, atsidaryti ir paimti tiesiog vieną ir įdėti čia. Tai va,
tiek šiam epizodui. Jei patiko pamokėlė, kaip pasidaryti tokį kompaktišką aparatą, spauskite laiką. Taipogi, jeigu čia jums, pavyzdžiui, jūs labai jau daug kepate, ne? Nu čia pasakykim, nu jūs ofigenai daug kepate, ne? Tai čia galite tiesiog prisidėti, vat, kaip čia gal parodžius. Vat taip dar vieną, ne? Tik nežinau, kaip jūs norėsit, pavyzdžiui, bet tai taip dar vieną. Ir tiesiog iš čia, vat, ne? Iš čia, vat. Ir tiesiog čia, vat, pakeisti, vat, kryptį, vat. Tai čia, vat, nuskreipus, vat. Tiesiog jis sukris tenai, bet taip, taip, dar vienas ir tiesiog čia išeitis ir tavo. Viskas, turite. Jei turite čia, nežinau, pasidaryti dar vieną iš viršaus gal, va taip, vat, iš čia, vat, einantį, vat, šaltinį, vat, gal taip, va taip. Taip, sienai, va, taip gražiai mūryti, vat, gražiai dabar. Tiesiog, dar vieną eilę iš viso, tokių galit pridėti dar vieną. Tiesiog čia galit, kaip norit, interpretuoti savo čia versijas, darytis ir kaip. Tiesiog, čia basicą daugiau. Tai tiek, jei patiko, spaudžiate laiką, subscribinate, parašote, ką dar norėtumėt pamatyti, ką pastatyčiau. Su jumis buvo Kuzė. Iki.